Labas visoms! Žinot, ką aš šiandien veiksiu? Tai yra skrisiu į Italiją kartu su savo mama ir sese. Ir dabar aš sėdžiu savo balkone, jums truputėlį noriu papasakoti visas detalės. Ir nenoriu jūs vestis ten, nes tiesą pasakius, žinot, kai labai skubi, padarai tokią baisę netvarką, kad Dieve padėk. Tai va, šios kelionės idėja yra tokia, kad mes kartu su šeima vykstame tik vienai dienai į Bergamą ir žinot, ką ketinam ten veikti? Tai yra apsipirkti taip, kad būtų, ta prasme, už visus metus, nes mano mama vakar sakė, žinai, mes visus metus taupom, stengiamės kaip viską padaryti taupiau, ta prasme, tiesiog neleistų visų pinigų ir kartą metuose mes tikrai galime sau leisti išleisti daugiau, truputėlį neapgalvotų ir taip toliau, o po to nuo sausio, man atrodo, vėl visos taupysim ir taip toliau. Tai va, aš jums ką norėjau papasakoti, dėl ko aš atsisėdau čia su savo kosmetine. Tai yra, kad mes su šeima dar nežinome, kur nakvosime, nes vienai parai, žinot, važiuoti ir mokėti už kažkokį viešbutį papildomus pinigus, kuriuos tu galėtum išleisti naudingiau ant kosmetikos ar ant drabužių. Tai aš sakiau, kad galim mes kažką pagalvoti ir pasitaupyti. Žodžiu, aš pasidažiau ir pasidariau apskritai tokį makiažą, kuris man išsilaikytų iki kitos dienos, bet kas svarbiausia, nepakenktų mano odai, nes jūs žinot, kad aš visada ant visų pykstu, kurios nenusivalo makiažą įtemos miegoti. Tai va, ir ką aš jums norėjau pabrėžti. Labai iš tikrųjų norėčiau, kad man kad nors, nežinau, pamokėtų kas nors pinigų už tokią didelę reklamą, aš aišku juokauju, bet jūs žinot, kad aš tikrai labai myliu Bella Pierre kosmetiką, taip pat ir uoga, nes jos yra abidvi mineralinės ir tik iš geriausių sudėčių, dėl to jos tikrai neturėtų pakenkti mūsų odai. Ir žinot, kaip aš jam pasidariau savo makiažą, tai yra labai paprastai ir tą aš išmokau per būtent mineralinės, kaip pasakyti, per, žodžiu, pamokėlės, kurių metu mokino mus, kaip pasidaryti makiažą su mineralinė kosmetika. Tai va, pirmiausiai aš pasidengiau savo veidą su intensyvesniu tokiu drėkinančiuoju kremu, kuris truputėlį riebesnis, nes nereikia, kad jis iš karto susigertų. Ir tada su dviem pudromis, dvi pudros naudojau dėl to, kad jos abidvi, jeigu naudočiau atskirai, nesigautų toks gražus atspalvis, tai dėl to naudojau tokias vieną šviesiai iš uoga, o kitą truputėlį tamsesnį iš Bella Pierre ir abi suderinus aš gavau tikrai, ta prasme, man reikalingą odos atspalvį. Tada aš truputėlį pakontūravau su highlighteriu iš Bella Pierre ir pakontūravau taip pat su kontūravimo priemonė, taipogi iš Bella Pierre. Ir man labai patinka šios priemonės dėl to, kad aš jas galiu ne vien panaudoti, ta prasme, visiems tam kontūravimui ir taip toliau, bet ir akims tai pasidariau šiokį tokį lengvą akių makiažą. Tada žinoma, kad 3 šepetėliai, tai yra vienas būtent birių pudro aplikavimui, tada kontūravimui ir gerai nuvalius, aš taip mėgstu, ta prasme, stipriau pašviesinti savo tam tikras vietas. Ir akių makiažą pasiėmiau tokį būtent irgi iš Bella Pierre šepetėlį ir man kuo puikiausiai pasiteisina. Tada šito matau, kad šepetėlio man tikrai nereiks. Tada neveikitis truputėlį toks jau visur pabuvojęs, bet rankų kremai iš Skin Code man patinka. Ir kiek mes žiūrėjom orus Italijoje, tai nėra, kad ten mūsų laukia saulė ir apelsinai, ten yra irgi +3 laipsniai, vykstame į Bergamą, galbūt man nepasakiau. Ir tada pasiėmiau šiaip lūpdažį, patį savo mėgstamiausią iš Urban Decay ir tada vandenio atsparų tušą, kad man išlaikytų ten ilgai ant akių pieštuką ir drožtuką. Aš noriu jums dar pasakyti vieną savo tokią šiandien išbandytą makiažo paslaptį, kuri tikrai nemanau, kad yra paslaptis. Jeigu jūs domina mano lūpdažio spalva, tai žinokit, kad aš jį išgavau labai paprastai. Tai yra, aš pasitepiau lūpas balzamu, pasidėjau šiaip su EOS-u, paslepinau savo lūpas ir tada pasiėmiau būtent kontūravimui skirtą spalvą ir miltelius patašnojau savo pirštą ir tuomet truputėlį aplikavau ant lūpų ir gavosi rudas, gražus matinis lūpdažis. Žodžiu, jūs matot, kad aš šiandien visiškai nenustiksu savo vietoje ir labai nekantrauju iš tikrųjų jau eiti rengtis. 2 valandą kažkur turėčiau išeiti iš namų, tada važiuoti geležinkelio stotį, tada važiuoti Vilnių, iš Vilniaus į oro uostą ir ten jau turėčiau susimatyti su savo šeima. Tikiu, kad nuotykių bus daug, dėl to aš dabar nenoriu labai daug šnekėti, nors taip pakankamai prišnekėjau, nes norėsiu parodyti vaizdų, ką mes matėm, ką mes veikiam, ką mes galų gale nusipirkom ir taip toliau. Tai va, tai sakau, turbūt po kol kas tiek, su žiauriai gera nuotaika einu ruoštis ir sakau, kad visai neužilgo mes visus ir pasimatysim.
Na, va, merginos, jau ruošiuosi ir su tavim pasiėmiau savo tą visur keliaujančią kuprinę. Ir kągi aš susidėjau, tai yra tikrai labai nedaug daiktų, tai yra kosmetinė, kur aš žemiau rodžiau viską, kas prieš tai. Tada, nesijuokit iš manęs, bet pasiėmiau vilnonės kojines, nes man visada taip šalta. Tada turiu dar kvepaliukus ten matau, tada dantų skalavimo skystinės, kaipgi be jo. Ir tada dar pasiėmiau mažą tokią piniginytę, įsidėjau savo kortelę ir tada ką. Ir ten tas visas reikalingus dokumentus. Ir viską žinokit, aš manau, kad to pilnai kelionį užteks. Jau, susisuksiu. Jau truputėlį susirašiau, užsidėjau savo tą šilčiausią pilką suknelę ir dar turiu tokią liemenį, kuri yra iki pat tenais vos negrindų, nes sakau, aš bijau sušalt, man visą laiką labai šalta, tai manau, kad šitų drabužių užteks 2 dienom, o po to nusipirks ką nors gražaus ir persirinksiu. Tai viską, žinokit, einu dar kavos išgersiu su vyru, paplepėsiu, gal pinigų duos kelioniai. 20 eurų kokių. Gerai, einu kavos išgersiu ir tada jau važiuosiu į savo geležinkelio stotį. Na va, mes jau nusileidom ir jau Italija ir tas jausmas toks, nenoriu namo, tikrai nenoriu namo. Šiaip kelionė praėjo smagiai, bet labai skrandį kažkodėl skauda, bet labai spaudžia laikas, nes turim išnuomoti mašiną ir tada važiuosim kažką nusipirkti normalų pavalgyti, nes tie sumuštiniai tikrai nėra smagus reikas ir mano mama ten stovi, žiūri, ar jau baigiau filmuoti ir kviečia, tai aš bėgsiu ir nemanau, kad kažką dar šiandien nufilmuosiu, nes tiesiog naktis ir nėra ką čia parduotuvės filmuoti, ar ne? Gerai, tada bėgu. Važiavom ir jau jokios parduotuvės nebedirba nieko ir aišku, kur geriausia atvažiuoti pavalgyti, tai yra į McDonald's. Tai prisėmėm tiek maisto, aš nežinau, kur mes sukišim, bet pavalgysim, nežinau, ką naktį veiksim ir tiesiog žiūri pavargom ir rytoj pasitiksim su šypsena, nes man taip visada viskas gerai. Bet tiesiog, kai aš esu vaikas, šeimoje už nieką neatsakingas, viskas aišku yra žymiai lengviau. O dabar aš manau laikas prisikišti, laikas dar truputėlį išgerti kavos ir tiesiog supras, kad esi Italijoje ir žinokit, čia taip gera, aš taip nenoriu namo važiuoti. Ta prasme, galiu Italijoje gyventi, prašau. Gerai, su šia graudžia savo nata aš pabaigsiu šiandieninį savo įrašą ir rytoj susitiksim, pasikalbėsim, pasižiūrėsim, kas gero parduotuvėse. Tikiuosi, jog išsimiegosiu ir tiesiog viskas bus gerai. Einu valgyti. Labas rytas. Kaip gera tikrai būti Italijai. Aš manau, būčiau puikiai McDonald's reklaminės veidas dabar, ypatingai ryte. Miegoju mašinoje. Ne ten, žinokit, iki ašarų prisijokėm, išlipam iš mašinos ir visom kojos skauda, bet, ta prasme, žiauriai fainai. Tikrai visom siūlau išvykti su savo mama, su sesė ir visos kartu. Žiauriai fainai. Aš šiaip griebti geriausią draugę, nes tokios trumpos kelionės ne tik suartina, bet šiaip tiesiog yra labai fainai. Dabar pusryčiaujam, žinokit, nuo McDonald's, dabar bus antireklama, bet taip skaudėjo skrandį visą naktį, o dieve, na aišku, kas mums liepia prisivalgyti iki pat iš naktų. Bet šiaip, žinokit, tikrai labai fainai ir nežinau, žiauriai gero. Tikrai, aš dar pasikartosiu, man atrodo, 100 kartų čia video metu sakysiu, bet galiu pasilikti. Dieve, atrodo, tai turbūt kaip nežinau kas, bet šiaip šalta, žinokit, tikrai. Kai važiavau į Italiją, vyras sako, ko tu čia tiek rengiesi? Sakau, tai kad labai atsiprašau. O sako, tai ko tu čia tiek rengiesi? Sakau, tai gal Italijai +3, ką tu +15? Atvažiavom, tai gerai, kad buvau apsikamšius, nes žiauri šalta. Aišku, aš nepersirengiau, nes jūs matėt, ką aš vakar prineisidėjau, tai nelabai ką persirengti ir nelabai ir noris, nes eisim apsipirksim ir jau ką ten tikrai kažką gražaus rasiu persirengti. O šiaip, žinokit, tikrai labai fainai. Ganėtinai šiltas rytas, tik čia, aišku, nėra ką parodyti, bet palaukit. Toks visai gamybinis rajonas ir mes čia visai netoliese va tos parduotuvės, kur mes eisim. Tai va.
šeštas žmogus praėjo. Tai va, yra dar gyvų 8 ryto ir dabar bėgsim pavalgyti. Nu, žodžiu, man atrodo, vyrai jau reikia siūs pinigų, nes pažiūrėkit, kas turi naujus akinius. Žiauriai. Ir dabar mes važiuojam toliau, o Jezu, kokia saulė, važiuojam toliau apsipirkinėti ir aš jau jaučiu, kad aš nebegaliu sustoti. Kaip tinka, reikia uždainuoti kokią nors itališką dainelę. Galit, paliksiu tada. Sul mare placido, prosper nel vento, vole il beato d'argento. Ciao, Kur back vokalas? ciao, goodbye, auf Wiedersehen, Santa Lucia. Santa Lucia. Paplokit, mamytė, bent jau. Ačiū! O Italia, bellissima, sole. Spėju, kad čia labai nekoks apšvietimas ir triukšmas, nes ten yra greitkelis. Bet kągi, aš norėjau pasakyti, diena jau artėja į pabaigą ir mes jau esame oro uoste. Truputėlį apsiskaičiavom ir per anksti, labai per anksti atvažiavom, bet aš nemanau, kad tai yra problema. Tai esu su žiauriai faina kompanija, tai yra mama ir sesė, kaip jūs jau tikrai tą žinote. Ir šiaip diena tokia buvo labai intensyvi, nuo pat, man atrodo, 8 ryto mes bėgome pusryčiauti, pasistiprinti, kaip sakant, ir tada ėjom apsipirkinėti, sesė jau žino visas geras vietas. Tai kaip ir matėt, nusipirkau labai fainus akinius, tada radau šiauriai gražų odinį sijoną, baltus marškinukus su raukinukais, tada ką dar radau? Dieve, tą, ko aš labai norėjau, tai yra sidabrinė tokia palaidinė. Na, žiauriai tokia keista, bet na, aš manau, kad man tai visai tiks. Ir tada ką dar? Užėjom į vieną parduotuvę, kur žinokit kainos, tai yra iš vis pigiau nei kokiam H&M, bet labai faina kokybė. Ir paėmiau ir vyrui megztinį, ir savo labai gražią lemenę tokią odinę. Zomšinę, man atrodo. Tada paltuką. Dieve, šventas paltuko kaina tokia, kad nežinau, Lietuvoje mes tikrai tiek nerastume, tai aš manau labai apsimokėjo čia atvažiuoti ir dar kažką pasiėmiau, bet tiesiog jau nebeatsimenu, nesakau, kavos nesuskaičiuotai išgerta, bet labai vis tiek norisi to poilsio ir dar tas skrydis ilgas laukia, o namo grįšim, aš nežinau, kokią 1:30, tai bėgsiu, man atrodo, į dušą ir iš karto miegoti, ar brolį apsikapinsiu, dar kažką tai va. O dabar ką, sėdėsim, lauksim toliau savo lėktuvo. Mama žiūrėjo dar mano video, tai, nu, žodžiu, taip ir leidžiam laiką, bet šiaip labai geros emocijos, tikrai žiauriai esu patenkinta šią kelionę, bet sakau, dar tikrai ne pabaiga ir visus savo pirkinius ir šiaip tokią bendrą užbaigiamąją natą, aš jums pasakysiu, rytoj, kai atsikelsiu iš ryto, nes laukia rytoj dar vienas renginukas, Vilnius susitikimas, nu, žodžiu, reikės viskas suspėti, pasiruošti, turbūt čia gražiausia ir taip toliau. Tai va, tai sakau, po kol kas tiek ir iki rytojus. Labai trumpas įžanginis video prieš pabaigą. Žinau, kad labai laukėt visų tų mano pirkinių, bet žinokit, pradėjau, tik baigiau filmuoti ir peržiūrėjau medžiagą ir supratau, o Dieve, Patricija, koks šiandien tavo makiažas. Pirmiausia, jūs atkreipsite dėmesį tikrai, tai dėl to iš karto sakau, kad mano veido ir kūno spalva truputėlį skiriasi, nes kasdienai aš vis tiek žinot, kad aš bandau begalę kosmetikos produktų ir pasitaikė truputėlį per tamsi pudrą. Ir aš savo pasidarau makiažą iki čia, o čia tai aš jau nebedažau, nes nėra tikslo, kai tu eini su golfu į miestą. Tai tiek ir norėjau pasakyti su savo šiuo simpatiškai šiltu megztiniu, aš bėgu jums redaguoti video. O dabar žiūrim pabaigą. Na va, mano vlogas baigėsi ten, kur ir prasidėjo namuose ir nemeluosiu, šiandien iš tikrųjų yra antradienis, bet žinokit, taip norėjau pasilsėti, tikrai labai norėjau ir tiesiog pagalvojau, geriau aš jau
atgavus jėgas, jums papasakosiu viską ir galų galę normaliai parodsiu, ne tiesiog taip pakilnodama daiktus, ką aš nusipirkau. Ir turbūt norėčiau pradėti nuo to, kas yra mano ausise. Tai yra tokie paprasti auksiniai auskarai, jie tikrai nekainavo daug, aš nežinau, iki 5 eurų kažkas tokio, bet man labai patinka jų forma ir aš nežinau, kelintus tokius turiu. Tada antras dalykas, tai yra mano akiniai. Aš jau jį džiaugiausi su jumis viename video tokiam iškarpėlė. Tai šiaip žinokit labai fainai. Mane prie visko prisiderino, prie paltų, prie dar kažkotis ir šiaip, mane tiesiog tokie, nežinau, super madingi ir man labai tinkantis, jeigu aš taip galiu pasakyti. Šnekant truputėlį gal apie maistą, nes aš prieš save esu, matot, susirinksiu viską ganėtinai nemažai pasidėjus, tai gal pradėsiu nuo to, ką jūs jau matėte Instagrame, tai yra žinot, kaip yra labai populiarūs tokie keksiukai, desertukai puodeliuose, tai aš vieną tokį nusipirkau, pamačiau Italijoje ir galvoju, reikėtų išbandyti, tai yra Cameo, galim suprasti, kad čia tas Dr. Oetker, ar kaip ten vadinasi, tai čia yra Cameo ir vadinasi Ciao Bar da Mordere, suprantu, kad šokoladas iki mirties ir žinau, kad tai buvo paprasta padaryti, jis skirtas ir mikrobanginiai padaryti, bet nelabai man išėjo, net aš tokios neturiu. Tai aš tiesiog paskambinau savo sesiai, tada jinai nekėlė ragelio, tada aš tiesiog pasigūglinau, translate įsijungiau ir pasižiūrėjau, kaipgi galų galiai daryti, tai labai buvo paprasta ir žinokit, kaip skanu. Tai tiesiog pienas, susipili pieno kažkiek tais, viską išmaišai, tada išjorkite ir ten iškepat per kelias minutes ir viduje, kai taip trauki su šaukšteliu, dar yra tokio karšto skanaus šokoladas. Šiaip labai patiko. Mokėjau, nežinau, gal 2 eurus, tai nežinau, pirkčiau šiaip antrą kartą, jeigu būtų Lietuvoje, tai tikrai. Bet jau tuščia pakuotė, tai aš tiesiog pasirinkau, kad jums video metu parodžiau. Aišku, aš visada atvežu lauktuvį tiek savo šeimai, tiek draugam, pažįstamiems, tai be salainių buvo neapsieita, tai čia tokie iš tikrųjų labai populiarūs itališki salainiai su nuga ir su migdolais bei dar kažkokiais riešutais. Ir dabar laikas iš manęs pasijuokti, tai yra, aš nusipirkau konservų. Mano šeima labai buvo glaustai susijusi su Italija ir mes ten viską iš tiesų išragavę, tai aš atvykau į Italiją ir aš nusipirkau to, ko aš labai pasilgau. Ir tai buvo iš tikrųjų visokiausi konservai, tik aš jau dabar jų prie savęs neturiu. Tai ir buvo salotos indelios ir taip toliau, tikrai labai skanios. Ir nusipirkau vieną rinkinuką jautienos konservų, bet jie žinokit, kažkas yra fantastiško. Ir kai manęs ketvirtadienį atvažiavo vienas draugas pasimti, kad parveš namo į Kauną atgal, aš jam įdėjau šitų konservų maišelį ir sakau, ar tam yra kas parvežęs lauktuvių konservų? Tai šiandien paskambinau, sakė labai skanus, labai patiko. Ir dabar aš manau būtų laikas keliauti prie daiktų. Aš nebeįsiu iki ten, aš tiesiog jums parodysiu ir video vis tiek čia turėčiau kažkur iš šono išlysti. Tai gal pradėkime nuo to, kas yra ant manęs, tai tokia sidabrinė bliuskutė, kurią aš pamačiau ir tiesiog, aš žinau, kad galbūt kai kam gali labai kvailiai atrodyti, bet man taip patiko. Bet tiesiog kažkaip labai maža krūtinė ir man taip viskas suspaudė, aš nesimatavus, pirkau netgi, bet man patinka ir aš žinau, kad aš dar ją kažkur prisitaikysiu, nemanau, kad prie šito derinio, bet tiesiog norėjau jums parodyti. Tada, mokėjau, žinau, kad aš gal nebeatsimenu, bet tas yra blogiausia, bet gal kokį 15 eurų, bet kažkas tokio. Tada nusipirkau, jūs nežinau, ar matau, odinį sijoną, tai aš jau taip norėjau, aš mačiau, kad visas miestas vaikšto. Ir aš tikrai labai mėgstu sijonus, kurie yra žemiau kelių, jie man visur dera, prie megztinių, prie bliuskučių, prie visko ir tikrai, kažkas fantastiško. Tada, kaip jūs jau galėjot matyti su sijonu, aš buvau apsirengusi tokią baltą bliuskutę, ten kaip ir marškinukai, kažkas tokio. Tai, už sijoną mokėjau gal 20 eurų, o už baltą bliuskutę, kuri man prisitaikys tiek vasarą, tiek žiemą, tiek prie bet ko, tai nežinau, gal irgi apie 15 eurų, bet labai patogi, labai tokia laisva, neįpareigojanti ir tinkanti, sakau, tiek prie džinsų, tiek prie sijonų, tiek prie visko. Tada matė taip pat tokią raižą, rudos spalvos, versos odos liemenę, tai aš ją pamačiau ir supratau, kad viskas, aš jos noriu, ji man labai patinka ir sumokėjau, nežinau, gal irgi apie 20 eurų kažkas tokio. Tai su ją kasdieną vaikštų derinu prie golfų, prie tos pačios baltos bliuskutės, prie kito golfo, žodžiu, labai superinis dalykas. Taipogi man ko puikiausiai tiks ne tik prie sijonų, bet ir prie visų suknelių, prie džinsų ir taip toliau. Ir 2 paskutiniai daiktai, tai yra mano paltas.
nusipirkau vienintelį išeiginį paltą, su kuriuo aš eisiu, nežinau, į renginius, į gimtadienius, į šventes ir taip toliau. Jis nėra žieminis, jis yra labai lengvas rudeninis arba pavasarinis jau toksai. Tai tikrai niekur nenešios, tik pasilikti jau tokiam visai išeiginėm progom. Ir mokėjau, nežinau, ar 30 ar 4, nežinau. Nu, ta prasme, ganėtinai nemažai, bet jau man, aš tokio norėjau, būtent tokios spalvos, būtent tokio kirpimo ir taip toliau, tai tikrai labai džiaugiaus pamačius. Ir paskutinis reikalas, kurį aš nusipirkau, tiksliau nupirkau, tai yra megztinis mano vyrui. Tai tiesiog jis gal truputėlį ilgokas, bet kaip jam tinka megztinis šitas, tikrai labai gražiai atrodo. Ir žinokit, galbūt dar kažko nepaminėjau, nežinau, nes jau pakankamai daug laiko praėjo, kad atsiminčiau, surankčiau iš visų namų kampų, ką aš gero nusipirkau. Bet čia tikrai labai likau patenkinta kelionė. Jeigu mano šeima žiūri, tikrai labai dėkoju už tokią puikią kompaniją, už tokias nerealias dienas kartu praleistas ir taip nepatogu stovėti kalbant. Tai nežinau, ką daugiau pasakyti, labai rekomenduoju visoms bent kartą per pusę metų ar bent jau per metus leisti savo išvažiuoti, atsipūsti, nežinau, tiek motyvacijos įgavau, tiek tokio atsikvėpiau nuo viso to gyvenimo. Vieną dieną atitrūkau nuo tos realybės ir dabar esu tokia, nežinau, pakylėta, laiminga ir norinti viską daryti ir viską nugriauti. Tai va, o dabar ką, noriu visom padėkoti už dėmesį, už tai, kad buvot su manimi šią mano trumpą kelionę ir pasakyti, kad susimatysim penktadienį, padarysim visus darbus, kurios mums reikia, tai yra pabaigtukai, nes seniai turėjom apie juos baigti kalbėtis. Ir tada jau kitą savaitę kalbėsimės apie kalėdas, nes yra tikrai labai daug ką nuveikti, jums papasakoti, parodyti ir taip toliau. Tai su tokia gera nuotaika aš pabaigiu šį video, bėgu jums redaguoti ir 5 valandas ir jūs mane pamatysit gyvai. Tai kas, kaupstams, iki pasimatymo.